Tai ką, Laurynai, smagu labai tave matyti čia Vilniuje. Ir kaip matai, prezidento taurė niekuom nenusileidžia didžiojo kirčio. Turnyrams geriausi žaidėjai vežami su VIP transportu. Galvoju, kad kol mes važiuojame į tas varžybas, mes jau esame įpratę vienas kito klausinėjom tokių dalykų, kada tu pats žinai klausimą, aš žinau atsakymą, bet šį kartą aš noriu tavęs paklausti tokių dalykų, kurių galbūt tavęs dar niekas ir neklausė. Jeigu ne tenisas, kuo būtų Laurynas Grigelis? Labai sunku pasakyti, būtų tikrai skirtingas gyvenimas, skirtingi keliai. Kai buvai vaikas, kokie plakatai kabojo ant tavo sienų? Kieno? Safino tikrai, dėl to, kad buvo mano mėgstamiausias žaidėjas, o šiaip kitų tai nebuvo. Apskritai tavo sportininko idealas kas yra? Idealas dabar, manau, visi tai sako, kad Federeris, bet jeigu dar žaistų Safinas, tai sakyčiau Safinas. Kas tave labiausiai motyvuoja gyvenime apskritai? Aš manau iššūkiai. Tai dėl to, manau, ir man tenisas taip patinka, dėl to, kad aš manau, tenisininkai yra kiekvieną savaitę, jiem yra iššūkis, kiekvienas naujas turnyras, kiekviena kelionė ir labai dažnai viską vienas darai. Tai yra, aš manau, ir gyvenimo didelis iššūkis būti tenisu. Tai mes tikime, kad nugyvenęs ilgą, gražų gyvenimą galėsi savo pasakyti, kad iš tikrųjų nemažai iššūkių atlaikei, ką? Aš jau manau, jau dabar nemažai esu atlaikęs, bet dar daug jų, manau, ir bus. Gerai, tu keliauji labai daug po pasaulį. Ar turi savo mėgstamiausią šalį? Man labai patinka Amerikoje. Nelabai patinka dideli miestai, dėl to, kad yra daug chaoso, nes kai važinėjęs daug, gal norėtum daugiau atsipūsti, daugiau ramybės, bet jeigu Europai miestas, tikrai malonu grįžti Vilnių labai, nes visi savi, o šiaip tai greičiausiai Paryžius. Ir jeigu Amerika, tai Los Andželas ir Čikaga. Tai čia yra mėgstamiausia? Mėgstamiausia, taip. O nemėgstamiausias miestas, į kurį tikrai nenorėtum važiuoti? Nenorėčiau. Dėl įvairių priežasčių. Aš manau, dėl turnyrų tikrai koks Uzbekistanas, dėl to, kad nešvaru ir turi prisižiūrėti, ką valgai, nes gali nuo kas sekundį bėgti tualetą, nes ten kas gali atsitikti. Ir yra buvę ir man, ir Richardui tas, ir tai tikrai nemaloni šalis, bet turnyrai vyksta, tai jeigu neturi kitos išeities, tai tu važiuoji ten. Koks naminis maistas tau labiausiai patinka? Lietuviško maisto pasilgsiu, tai vakar buvau cepelinų, tikrai negalėjau neatsisakyti. Kaip tik žinau, kad šiandien vieneto nežaisiu, tai galėjau suvalgyti. O tavo rytas, varžybų diena, jisai skiriasi nuo, tarkim, kažkokios kitokios, paprastos dienos, kai tu nežaidi mačą? Taip, skiriasi. Jeigu, pavyzdžiui, žaičiau pirmų išleidimų 10 valandą, tikrai keliuosi 3 valandas prieš mačą, kad kūnas atsibustų greičiau ir kad greičiau priprasčiau prie visko, dėl to, kad vis tiek reikia apšilti valandą prieš, išsijudinti. O jeigu treniruoti, tai gal gali savo leisti daugiau gal pamiegoti ir vis tiek nėra ten tos tiek įtampos, tiesiog turi atidirbti, o kai varžybos, tai turi būti ir daugiau susikaupęs. Kai pabundi ir žinai, kad tai yra varžybų diena, ar tas rytas jau iš karto automatiškai tau dovanoja daugiau tos įtampos? Būna visaip, būna, kada tu tikrai labai pasitikė savim, kada daug laiminėjai, tai atrodo, kad natūralu, kaip beveik ta pati diena, o kada būna kartais, kad esi geros formos ar taip toliau, tai būna, kad net atsikeli, nusistatai žadintuvą 8, o atsikeli 7:30 dėl to, kad jau įsitempęs prieš mačą ir žinai, kad reikia žaisti. Ar tu susitikinėjai su kom nors? Ar turi draugę? Taip, turiu draugę, Stela vardą. Kaip ilgai draugaujate? Ar jinai čia? Jau metai, taip. Jinai iš Vilniaus. Dar vienas toks klausimas. Ar žinai, kokie tavo vaikų bus vardai? Jeigu sąžiningai, jeigu būtų duktė, tai tikrai būtų Stela. Tai dabar nežinau, kaip žiūrėsim. Reiks atsiklausti Stelos, ar ne, ką jinai irgi galvoja? Taip. Ar tu esi romantikas? Patinka pabūti romantišku, taip. Mėgstamiausia daina ir ar gali ją padainuoti? Dainuoti geriau, kad nedainuočiau, nes dar vairuotojas ne ten nuvažiuos. Bet dainų yra, žiūrint kaip prieš mačą vienas dainas klausaisi, prieš kada nori atsipalaiduoti kitas, tai kad būtent viena daina tikrai nėra tokia įsimintina. Aišku,
3 milijonai dėl to, kad mes visada ją dainuojam, kada bet koks sporto įvykis, tai jeigu iš mėgstamiausių, tai greičiausiai šitą. O turi savo kažkokį tai mėgstamą atlikėją ar grupę? Atlikėja būna, kada prieš mačą Visi dainos, kuris daugiau už Vidarbę Minemo. Tai... Kokia yra gražiausia pasaulio tenisininkė? Tenisininkė? Taip. Jeigu turėčiau rinktis, tai Ivanovič. Tik neklausk tenisininkė. Kokia tavo didžiausia gyvenimo svajonė yra? Svajonė yra tikrai patekti į pirmą šimtuką ir žaisti visus Grand Slamus centrinėme kvarte. Prezidento taurės turnyras. Koks tavo pagrindinis uždavinys šiame turnyre? Tikslas? Tikslas tai laimėti. Laimėti turnyrą, nes laimėjau prieš 2 metus ir tai buvo fantastiškos emocijos, tai tikiuosi tai pakartoti. Mes jau artėjame prie varžybų ir aikštės, norim tavęs paklausti, kiek tau svarbus yra aistruolių palaikymas, nes čia yra galimybė sulaukti palaikymo. Aistruolių palaikymas tai labai daug, dėl to, kad tą gaunam beveik tik vieną kartą, jeigu nebent Deivisas yra, tai tikiuosi, kad jis bus tikrai didelis. Tai linkime tau sėkmės. Dėkui tau. Man reiškia tikrai daug dėl to, kad savo patį pirmą tašką iškovojau būtent šitos aikštynuose ir galim sakyti, mano profesionali karjera prasidėjo viskas nuo būtent šio turnyro. O laimėti vėl šitą turnyrą po 13 metų ir laimėti namuose dėl to, kad Lietuvoje nėra tiek daug tų turnyrų, tai buvo tikrai šaunu ir malonu. Ir dėl to, kad prie savų žiūrovų, ir prie draugų vis tiek yra laimėti turnyrą, ne tas pats kaip laimėti kur nors kitur, kokioje kitoje šalyje. Pamatysim per turnyrą, bet aš manau, kad ne tik dešinė yra mano žaidime, reikia žiūrėti ir stiprius. Mano kozeris, tai jeigu aš manau ir man servas einasi ir kairė, tai irgi labai svarbu, nes jeigu nei servo, nei kairės nebūtų, tada būtų daug didesnė problema.